Šiame video kalbėsiu apie 12 energiją, arkanas pakabintasis. Šita energija gali būti bet kurioje matricos zonoje. Visą laiką akcentuoju į tai, kad svarbiausios pozicijos yra vertikalioje linijoje. Apatinis taškas, tai yra pats sunkiausias karminis mazgas, vidurinis taškas, tai yra jėga žmogaus, ir aukščiausiasis taškas, tai yra talentas, užblokuotas talentas, ten slypi baimė kažkokia. Aišku, visi kiti taškai irgi labai svarbus, bet reikia turėti omeny, kad jeigu energija yra ne centre, tai tik tai dalis jūsų aspekto ir reikia suvokti, kad kartais tiesiog jinai įsijungia ir reikia ją pamatyti ir suprasti, kam jinai reikalinga ir mokėti subalansuoti. Iš karto galiu pasakyti, kad žmogiškąja galva žmogui labai sunku priimti tokią padėtį, kurioje jis atsiduria. Bet labai svarbu suvokti, kad tai yra pasiaukojimas dėl aukšto tikslo. Jeigu pažiūrėsite į paveiksliuką šito arkano, tai matysite, kad yra žmogus pakabintas už kojas žemyn galvą. Aiškiai matosi, kad jam nėra labai patogu, nėra labai smagu, jisai neturi laisvės, jisai neturi jokio pasirinkimo. Ir čia yra toks atsiranda tokia aukos būsena. Bet labai svarbu toje aukos būsenoje neužsibūti. Apie ką šis arkanas? Šis arkanas yra visų pirma, ką reikia suvokti, kad tas pasikabinimas sielos yra pasirinktas laisva valia. Siela pati pasirinko tokį kelią ir tas kelias yra toks būtent būdas dvasinio tobulėjimo kelias. Ir kažkas eina per meditacijas, per kažkokias praktikas į savo vidų ir į savo vientisumą. Šitas žmogus, jisai eina per krizės, per sunkumus, per išbandymus, per atsisakymą nuo kažkokių dalykų, kurie įprastai norimi ir turimi žmogaus. Ir tai yra normalu. Jam reikia suprasti, kai mes įsikūnijam, aišku, žmogui sudėtinga tą suvokti, bet reikia turėti omeny, kad vis tiek mūsų užduotis formuojamos yra truputėlį aukščiau, aukštesnėme lygyje, ir reikia suvokti, kad siela pati tą pasirinko. Tai va tokį dvasinį tobulėjimą per krizę. Nes per tą krizę jinai žinojo tiksliai, kad dvasios stiprumas bus ugdomas būtent tokiu keliu geriausiai. Tokiu būdu keičiamas pasaulėžiūra keičiama ir taip žmogus gauna patirtį. Tai yra novatorius ir žmogus, kuris mato kitaip pasaulį. Dėl to tėvai jo nepriėmė vaikystėje, nes jisai kažkaip kitaip ir savaip mato tą pasaulį, o dažniausiai mes giminės sistemoje galim priimti tik tai, kas mums priimtina ir kas mums yra taisyklinga. Ir jeigu vaikas rodo kažkokią iniciatyvą, kuri mums užeina už mūsų suvokimo ribų, tai be abejo tėvai gali pablokuoti tai. Ir tada atsiranda didžiulė kaltė. Ir va šitas žmogus pasąmoningai turi labai didžiulę kaltę viduje savęs, kad jisai kaltas dėl to, kad jisai kažkoks netoks kaip visi. Ta kaltė jisai gali nešti kaip aukos būseną, kad jisai kaltas ir dabar turi tarnauti kitiems, jisai jaučiasi skolingas kitiems, kad jisai turi kažką kitiems, privalo kažką duoti, kažką gražinti. Visą laiką jaučiasi tas skola kažkam ir tokiai būsenoj jis gali pakenkti tiek savo, tiek kitiems žmonėms,
išstumdamas savo kaltę į kitus žmonės, tada kiti jaučiasi kalti, kiti jaučiasi skolingi, taip pat gali būti mokinami ir vaikai, kad tu turi būti skolingas, jie jaučiasi, vaikai jaučiasi tėvams skolingi. Žodžiu, čia yra paslėptoji kaltė ir aukos būsena. Ir svarbiausia žmogui suvokti, kad tai neprisimti tos kaltės, nes siela pati pasirinko tokį kelią ne dėl to, kad jinai yra kažkokia netokia, o dėl to, kad jai reikėjo kažkokio apribojimo savo, kad pakabėti. Yra Skandinavijos dievas toksai Odinas, kuris pasirinko pats tokį kelią. Šiaip yra tokių panašumų su Prometėjumi, su Jėzumi, kurie pasirinko būtent tarnavimo kelią, kurie paaukojo savo gyvenimą, paaukojo kažkokį laikotarpį savo gyvenimo, kad kažką duoti visatai. Tai kaip Odinas, jisai pasikabino pats ant medžio ir kabėjo labai ilgai, kol nesugalvojo tokios sistemos runos, yra, jeigu kas žinote. Tai jisai sugalvojo būtent toje pozicijoje, jam atėjo per tokią askezę, atėjo visa sistema, energijų valdymo sistema, per runas, per tam tikrus ženklus. Tai čia yra labai panaši situacija, kai žmogus turi pakentėti, kad kažką paskui surasti, gauti savyje ir išpakuoti ir be abejo nebijoti to, ką jisai savyje suras. Nes jeigu žmogus pajaus kažką savyje, kažkokią būseną, naują žmogų, naują energiją ir jisai pabijos tą ištransliuoti, nes pabijos būti nepriimtų, kaip ir tada buvo vaikystėje, tai vėlgi jisai nueis į minusą. Šitas žmogus pliuse yra be galo nuoširdus. Čia yra didžiulė širdis, didžiulė meilė, didžiulis toks nuoširdumas ir mokėjimas paguosti. Tiesiog labai visi nori būti šalia šito žmogaus, jo pliusinė energija yra gali į tą biolauką pritraukti labai daug žmonių ir jiem bus tiesiog saugu ir gera, ant tiek ten yra širdies ir meilės, bet dėja jisai nesijaučia mylimas. Šitas žmogus nemyli savęs ir tiksliai žino, kad jo niekas nemyli, jis tiesiog tas jausmas yra užprogramuotas, dėl to jisai visą laiką būna aukos būsenai, kol jisai yra minuse. Jisai gali pasiaukoti dėl kitų žmonių, daryti kažką kitiem, tarnauti kitiems, neatsisakyti, šventai tikėti kažkuom ir labai stipriai prisirišti. Čia atsiranda gali būti stipri priklausomybė nuo partnerio. Labai bijo prarasti, labai kabinasi už sutuoktinių arba dar už kažkokio žmogaus, nes yra stipri tokia baimė, kad jo nepripažins, kad jisai dings, kad jisai niekam nereikalingas, nėra mylimas, niekas daugiau jo ir nemylės. Taip, nepriema savęs. Siela tiesiog pasirinko sumokėti didelę kainą už kažką, jinai pati žino už ką. Ir reikia suprasti, kad tai yra savanoriškas, geranoriškas pasiaukojimas. Krizės padės įveikti ir pakeisti senas programas, kurios kažkada buvo ir kurias jau reikia pakeisti. Ir jisai gali jaustis, kad yra aklavietėje, kad yra surištos kojos, surištos rankos, atrodo darai ir nieko neturi, dirbi ir niekaip neuždirbi, atrodo visi turi viską, o aš nieko neturiu. Čia toks aukos režimas. Ir čia toks iš tikrųjų dvasinis asketizmas.
gali būti. Ir čia tinka šitoj pozicijai, žmogus tikrai gali atsisakyti savanoriškai ir visų tokių žemiškų malonumų, bet gali kažkaip kitais būdais save apriboti ir kiekvienas dvyliktukas jaučia, kaip jisai apriboja save ir jeigu gilin panagrinės, tai atseks, kokios programos neleidžia jam to padaryti. Reikia žiūrėti dar kitas energijas ir pažiūrėti, kokias energijas dar jisai pablokuoja. Tada bus aiškiau iš tikrųjų, kokį talentą jisai blokuoja ir ko jisai bijo, ko bijo siela. Reikia suvokti skirtumą tarp tarnavimo iš meilės ir užuojautos ir savęs aukojimo dėl kitų. Nes čia jau skiriasi energija. Čia gali realizuotis būtent socialiniai darbuotojai, kurie gali tarnauti, kažką daryti gero žmonėms besąlygiškai. Svarbu visą laiką prisiminti, kad gyvenimas skirtas gauti malonumus, ne tik kentėti, nes žmogaus viduje gali būti toks jausmas, kad gyvenimas skirtas kentėti ir kad visi kenčia ir aš kentėsiu ir reikia atkentėti. Nenuvertinti gyvenimo, nenuvertinti ir bandyti stengtis gauti kuo daugiau malonumų, nors ir kabėti, nors ir turėti tokį pakabintą tą poziciją ir kažkokį apribojimą. Kol kas, reikia žinoti, kad tai kol kas, bet vis tiek stengtis gauti kuo daugiau malonumų, rasti teigiamus aspektus visame kame. Minuse yra labai jautrus ir labai greitai įsižeidžia, galvoja, kad niekas nemyli jo. Šiaip toks dvyliktukas verkiantis, gali verkti, gali toks būti priklausomas, gali atsirasti visokių priklausomybių, bet gali būti ir minuse ir kitų pasireiškimų. Jisai kaip tik gali pasirodyti labai stiprus ir tarsi nieko nebijantis ir niekada neparodantis, kad jisai verkia ir kad jam bloga, kad jam viskas gerai, toks kaip tankas. Aišku, dar kitos energijos, kaip ir minėjau, parodo visus tuos pasireiškimus, minuse gali ir šiek tiek kitaip pasireikšti, bet šiaip jie yra labai reiklus savo, be abejo ir kitiem tuo metu. Ir tas paslėptas kalties jausmas, kaltas ir kaip ir minėjau, išstumia tą kalties jausmą. Bejėgiškumas gali būti, labai svarbu, ką kiti pagalvoja, ir nesupratimas gali būti, kas vyksta, nesuvokimas, ką aš čia veikiu šitame gyvenime, kam jisai čia reikalingas, ką aš turiu daryti, kažkokie rėmai, pakibimas, tarsi prabuksavimas vienoj vietoj, stengiasi, rezultato nėra, dirbi, pinigų nėra, kažkokios įkyrios mintis, nemato gyvenimo prasmės, darbas išreikia, nestandartinis mąstymas, čia reikia suvokti, kad šitas žmogus turi kažkokį nestandartinį mąstymą, bet bijo pripažinimo, nes labai gali skirtis nuomonės su kitais žmonėmis, suvokimas. Dėl to šito žmogaus greičiausia vaikystėje ir neįvertino, nes išsiskyrė tiesiog suvokimai
nes šitas žmogus yra novatorius, jisai mato kitaip, jisai mato visiškai kitų kampų, iš kito kampo, jisai apverstas ir visiškai kitaip gali matyti tą pasaulį, jisai mato dangų, mes matom žemę, visiškai kitaip, bet žmonės dažniausiai to nesuvokia, nepriima, ypatingai tėvai gali nepriimti ir dėl to gali nepasitikėti savimi, nors yra labai kūrybingas, kreatyvus, bet jisai savęs nepriima ir gali ir nepriimti ir žmonių. Tas nuolatinis pinigų trūkumas, panika gali atsirasti, savinaikinimas, nors jie labai nuoširdus yra, labai gerietiški, geranoriški, visada pasiruošę padėti ir palaikyti. Ir jie yra vedliai, šviečia gerumų, šviečia savo šviesa, gidūnai, iširdingi, jaučia muziką, gamtą, nors savyje tą pablokuoja ir bijo tą pripažinti, nes bijo, kad kiti nepripažins to. Reikia jiem išmokti, priimti save, pamilti save, suprasti, kad jie gali būti mylimi ir jie mylimi ir yra, kad jie neturi kol kas ir nebus taip visada. Tas yra reikalingas tam, išugdyti tą tarnavimą besąlygišką, kai tu nelauki nieko už savo darbus. Nes kol yra dar laukimas, kad kažkas man sumokės, kažką aš gausiu atgal, tai tol besąlygiškai sunku kažką daryti, kol yra skolos ir kalties jausmas viduje, tai be abejo atsiranda aukojimas, pasiaukojimas, o ne tarnavimas gerais tikslais. Tai aišku, kitaip gali truputėlį pasireikšti minusinės energijos. Kiek man teko susidurti ir panagrinėti šitą energiją, tai būtent šitaip. Jeigu jums kažkaip savaip rezonuoja, jūs būtinai pakomentuokite ir kad man labai svarbu išanalizuoti, labai svarbu kuo daugiau patirties gauti būtent su tokiom dvasiniam energijom. Dėkoju, kad klausėte.